Rodos dar visai neseniai mano svoris buvo virš 72 ir jaučiausi turinti gelbėjimus ir ratą aplink juosmenį, man tai labai nepatiko. Ir tai buvo ne tik svorio problema, bet ir sveikatos, kadangi kankindavo nuovargis, odos bėrimai, jaučiausi tikrai bejėgiškai, nepatenkinta savimi. Net jei ir trumpam pasiekdavo kažkokių rezultatų, svoris vėl labai greitai sugrįždavo. Bet to prarasdavau motivaciją ir kažką pradėjus naujo, greit vėl viską imdavau ir mesdavau. Manau, puikiai suprantate, apie ką aš. Greitai sulieknėti labai pasistengus įmanoma, bet norisi juk išlaikyti pastovų svorį teisingai. Tiesiog nebegrįžti į pradinį tašką. Žinot, ir tada aš supratau, kad man reikia tikslaus mitybos plano, meniu, skanių receptų ir tiesiog kažkieno palaikymo, kad galėčiau su kažko pasitarti, pasidalinti, kad padėtų susiformuoti naujiems įpročiams. Ir būtent tokia strategija man palaikymo labiausiai ir suveikė. Ir dabar žinau šį aiškų metodą ir kaip tai padaryti. Todėl sukūriau aktyvią bendruomenę, kurią kasdien palaikome vieni kitus ir atsakome į klausimus. Kviečiu prisijungti prie mūsų.